Atvykote į festivalio Kanto dienos Klaipėdoje renginį Vakaro rokas. Tai jaunimo vakaras su jaunimu, su alternatyvaus roko muzikos grupe Immanuelis Kantas. Iš tikrųjų, ši grupė jau pasirodė pas mus bibliotekoje 3 kartus berods. 3 pasirodymus turėjote, jeigu aš neklystu. Tai kai jūs atėjot, buvo žmonių, kurie klausė, sako, o jūs čia jos privertėte Immanueliu Kantu pasivadinti, tam prasme, toj podiume pasidėti. Ir sako, kaip turėtų tai atrodyti turbūt. Tai iš tikrųjų mano misija šiandien supažindinti būtent su šia grupe, kas jos dar tikrai nežinot. Kodėl būtent Immanuelis Kantas ir kas per žmonės iš tikrųjų kuria šią muziką ir muzikuoja. Taip, tai pristatysiu, pamajosit, kuris esat, gerai. Taip, tai šiandien pas mus Vincentas Česna. Česna, atsiprašau. Taip, Arnas Dambrauskas. Šiaip čia turėjo dar būti Fausta Rudytė, bet aš šiandien nėra, bet jie irgi paplokiam. Taip, Džiugas Arcimavičius. Denis Miškinis. Mane taip? Denis? Taip ir sakiau. Ir Herkus Markauskas. Tai pati pradžia, aš norėčiau susipažinti su kiekvienu iš jūsų artimiau, kad jūs papasakotumėte šiek tiek apie save, neįsiplėdami labai, bet tiesiog kuom grojate būtent grupiai, kiek laiko esat grupiai ir dar kokį nors hobį papildomą, kuris be muzikos jums patinka. Gerai? Tai nuo Arno. Hello. Tai aš į šią grupę patekau gal prieš metus. Aš nebuvau vienas iš originalų. Prieš mane buvo dar toks kitas bosistas, bet į grupę visai grubiai išmetė. Ir mes jau net nepasakėme. Ten buvo dalykas. Ir tai vat, šitie nuostabūs žmonės mane pakvietė. Ir aš turėjau nuostabų laiką iki tol. Ir aš groju bosu, groju jau apie 5 metus. Ir jo. Kokią dar hobį? Man patinka istorija, labai patinka istorija. Man patinka domėtis politiką ir apskritai visas, kas darosi pasaulyje. Bet tas įveda man daug depresijos. Ir toks ciklas gaunas, kad man patinka gauti informaciją, bet po to, o ne, tas įvyko ir aš labai liūdžiu. Žodžiu. Na jo, aš esu labai, girdit mane, taip. Groju gitarą čia ir taip pat dainuoju. Esu grupėje jau 1,7 metų. Ten taip apskritai. Ir man be grojimo dar labai patinka irkluoti. Ant Dangės upės labai džiugu, kad Klaipėda turi tokią upę, kuri nėra tokia srauni kaip Neris, kur galima irkluoti tik į vieną pusę, o jeigu pasroviui irkluoji, tai ten tu neirkluoji, plauki pasroviui. Ir taip pat dalyvausiu dar ir rytoj varžybose Dangės regatos, kurios vyksta jau 56 kartą. Pablogi. Sėkmės tau. Ir jo, labai patinka groti, taip pat ir kloti. Gerą dieną, aš esu Vincentas, būgniju būgnais ir mušamais šitoj grupiai. Be muzikos aš dar turiu akademinį mokslą, tai labiau fiziką, kur karjeros pasirinkimai tokie seksualūs, o be to aš dar mėgstu laipioti, einu į skalą tyrimą. Šiandien šiaip turėčiau būti treniruotis, nes tik vieną kartą į savaitę nuvarau, nes nespėjau, bet žiauriai sportas daužo tiesiog, good for the mental health.
Nu tai ką, sveiki, esu Denis, groju sakso, aš gana neseniai čia prisijungiau prieš kokius 3 mėnesius, parašė Herkus, nori pagrot, ir pagrot. Nes buvęs saksofonistas išėjęs, tai teko man groti. Ir aš vis dar groju visai fainai. Nu, be muzikos, patinka man tiksliai, fizika man kaip ir Vincentas, tai aš nestudijuosiu fizikos. Ir mėgstu sportuoti, lankiau irklavimą, plaukimą, dabar truputį mažiau, nes nespėjau, nes mokslai. Hello, tai aš Džiugas, aš groju violončelę, ten to tokį, kuris padėtas. Didelis smuikas, aš grupėj esu gal pusę metų, man irgi tiesiog parašė, sako, nori į grupę ir sakau, davai. Tai dar be muzikos, tai kadangi esam bibliotekoje, tai bent jau reikėtų apsimesti, kad man labai patinka skaityti. Bet iš tikrųjų ne, man tikrai patinka skaityti, tai va. Gerai, ačiū Jums. Labai įdomu šiandien žmonės esate, iš tikrųjų. Vakar klausiau interviu ir būtent podcast'ą buvo ten Herkus ir Fausta. Tinklalaidė, jeigu kažkas nežinot angliško vertimo. Ačiū. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, Fausta, jinai iš tikrųjų, jinai Šimkinėje konservatorijoje mokosi ir jos muzikos stilius atrodo visai kažkaip kitas pasaulis negu iš tikrųjų jinai čia, atlieka, nes vis tiek jūsų alternatyvi tokia muzikos grupė, tai gaila jos nėra, iš tikrųjų norėčiau apie tai su ja pakalbėti, bet o Herkus, žinot, kas man labai strigo, jisai per podcastą pasakė, kad jisai, pavyzdžiui, pamato gatvėje sutriekštą žvirblį ir jis iš to nori sukurti muziką, parašyti muziką, tai Herku, tu paaiškink, kaip toks vaizdinys tave įkvėpia iš tikrųjų? Nu, čia kaip pavyzdys, bet aš manau, bent jau man, kai aš klausau muziką, man jis suteikia emociją, tai aš manau, taip pat ir žvirblis sutriekštas gali suteikti emociją ir aš bandau perkelti tą emociją, bet kitokių inputų. Kitoks turėtų būti tas šaltinis tos emocijos sklidimo. Tai aš tiesiog paveždai muziką, tai manau labai paprasta. Supratau, man to reikėjo, kad atsakytum, nes keliu klausimą. Taip, dar apie jūsų grupę, apie pačią pradžią. Irgi žinau, kad Herkus buvo iniciatorius viso to. Taip, neklystu, ne? Tai ir labai įdomu vis tiek, kaip toliau susibūrė, nes irgi keitėsi jūsų sąstatas, nes pirmam koncerte dar mačiau kitus žmonės, iš tikrųjų, kurie buvo čia pas jūs. Tai kaip susikūrėt ir tada gal prieisim prie to klausimo, kodėl Immanuelis Kantas toks pavadinimas, ne? Na, susikūrėm labai paprastai. Mūsų sudėtyje visą laiką vyravo 6 žmonės. Na, jeigu taip realistiškai atpasakoti tą istoriją, kai mes susikūrėm, tai aš parašiau tiesiog man žinantiem muzikantam, iš pradžių tais metais 22 pažinau su Fausta mokykloje kažkaip ir po to aš grojau dar vis groju Understreet grupiai ir aš turėjau visokių kūrinių, kurie nelabai tiktų Understreet kontekstui, manau, ir aš galvojau toliau tęs kažkokį vos ne solo karjerytę, bet po to pagalvojau, galbūt visiems žmogus negali apsimti vienas. Anksčiau ir vėliau aš vis vien norėsiu daugiau žmonių, kas su manim gros ir tiesiog kažką daugiau atverti, daugiau grant tai padaryti. Tai aš tiesiog iš karto priėmiau sprendimą tą ir suradau tiesiog žmonės ir labai pasisekė, kad atsirado 5 laisvi žmonės, kurie per dieną atrašė ir kitą dieną galėjo atsirasti studijai. Buvo pirmadienį susirašyti, antradienį mes jau studijai 7 valandą iki 9 kažką kūrėm ir rezgam. Tai
Ir žodžiu, kai susitikot, jau buvo tas toksai, kad pagrojot ir galvojat, va, tikrai būsim grupė, viskas man tinka ir, kaip pasakyti, randam bendrą kalbą, jokių nebuvo abejonių, ne? Nu taip, bet gal kitiems atrodo, mes čia pagrosim po savaitės, nepagrosim, bet aš kitų žmonių nežinau, tai gal jie iš savo perspektyvos papasakos, kaip jie jautėsi. Kaip ta pirma repeticija. Ja, bet kiekvienas žmogus yra iš pirmos repeticijos. Šiaip žiauriai pirmą gerai padarė impressioną, mes prieš tai bandėm kurti bandą, bet ten toks čia, nes atėjo, žodžiu, kiekvienas žmogus nežinojo, ką pagroti, niekas neturėjo idėjų, saksofonistas grojo su gitara, bosistas nežinojo teorijos, vokalistė norėjo riekutį, kiti norėjo popso, kiti norėjo padaryti coverius ir taip niekas nesusijo. Toks, kur tipo tu pagroji ir tu sakai kitiem žmonėm, o ką tu turi parodyti ir tada jisai pagroja kažkokią techniką, bet nieko iš tada ateina. O šitas Herkusio katė jau su paruoštais kūriniais ir mes labai lengvai visi pridėjom savo partijas ir taip, bum, o, šitas kažkas išeis, tipo, kažkas išeis. Jau vienas kūrinys padarytas per repeticiją. Super. Tai gerai, o tai kada tas pavadinimas vis tiek iš pradžių bandėt susibūrėt, ar iš karto gimė, ar po kurio laiko, gal šis kažkaip kitaip vadinatės pačioj pradžioj? Buvo du pasirinkimai pavadinimo, tikrai vienas Emanuelis Kantas, o kitas pavadinimas buvo aš net pamiršau. Jo, Saturn Bodies, bet aš galvojau, nereikia čia angliškai vadintis, reikia pasivadinti lietuviškai ir yra Klaipėdoj Gintaro gatvė ir yra Emanuelio Kanto gatvė. Ir aš groju su kita grupė pavadinimu Amber Street ir tos dvi gatvės turi sankryžą ir tiesiog taip gavosi, kad nereikia išrast naują dviračių ir vėl pagal gatvę pavadinti. Supratau, tai čia reiškia... Visi sutikom. Aha, na gerai, tikėjausi šiokio kito atsakymo, kad mums labiau bus su filosofu Emanueliu Kantu labiau susiję. Bet mes labai mėgstam kažką padaryti, o po to galvot, arba sukurti ir tada pritempti prie kažko. Tai, pavyzdžiui, Emanuelio Kanto šitie tėvai ir visi protėviai, yra manoma, jog jie Klaipėdai gyvena, yra jų pėdsakų, plus dar mažoji Lietuvoje yra Kantinėnų, ar turbūt Kantinėnų kaimas, Kantvainių kaimas, iš kurio ir manoma jis yra kilęs. Tai aš manau, mes išsiėmė su Klaipėda ir mūsų grupės pavadinimas siejasi taip pat su Emanueliu Kantu, kuris siejasi su Klaipėda, mes gyvenam Klaipėdoj ir mes mylim Klaipėdą, tai... Labai, labai gražu. Iš tikrųjų, labai smagu girdėti tai ir vat, vis tiek vakar irgi buvot diskusijose keli atėję, tai irgi filosofiniam tokiam temam, o šiaip patiem filosofija yra artima, ar ne? Bet dabar norėčiau išgirsti iš krašto irgi, kad taip pat papasakotumėt kažką. Kuriam filosofija yra artima? Aš manau, kad man filosofija yra artima. Nes tu knygas skaitai. Aš knygas skaitau, taip. Man tai yra įdomu, aš tuo domiuosi. Gal turi kažkokį mėgstamiausią filosofą ir galėtum kokią frazę pasakyti? Mes nesenai turėjome koncertą Giruliuose. Taip. Ten buvo skaitinių pristatymai, tai aš kaip tik kalbėjau, galbūt net ne filosofas, labiau psichoanalitikas Karlas Jungas. Tai šitą asmenybę aš labai mėgstu ir... Turi gal kokią mėgstamą frazę, neturi? Ne, aš kažkaip labiau žiūriu į bendrą vaizdą. Bendrą kontekstą, taip. Gal kiti kažką turi pasirinkti kažkokią frazę, kuri, nežinau, visumota yra iš tikrųjų. Šiaip Kantas pasakė, geriausias ir gražiausias poilsis yra po darbo, tai aš manau tikrai pritariu jam ir, pavyzdžiui, grįžti po nevykusios repeticijos arba po repeticijos, kur yra mažai kūrybos ir tik prisiminimas kažkokių kūrinių arba tiesiog įtvirtinimas, jog mes juos sugrotumėm gerai, tai aš manau, yra tikriausias poilsis. Tu tą poilsį labiausiai ir jauti, manau.
Gerai, aš tada dar turiu, mes iš tikrųjų šią dieną irgi pavadinom tokį moto, uždėm dienos moto, tai Kanto, būtent filosofinė frazė, tai laimės taisyklė, kažką daryti, kažką mylėti, kažko tikėtis. Tai ar galėtumėt šitą frazę pritaikyti muzikai, kurią atliekat iš tikrųjų? Nes daryti, mylėti ir tikėtis, tai turiu pakomentuoti kažkaip. Tai daryti, tai pirma, žinoma, tikėtis, aš manau, čia pirmas dalykas, kurio mes turim padaryti, tai idėja gimsta kažkokia ir be fantazijos, nes tikėjimas yra fantazija kažkokios idėjos, tai mes kažką galim padaryti, kad mums kažkas išeis ir mes tai realizuojame darydami, nes mes galime galvoti, mums taip ar taip, spręsti tos klausimus, bet tai geriausias to sustabdymas yra tiesiog padaryti tą dalyką tiesiai, o ne galvoti taip ar ne. Ir mylėti dėl to, nes meilė yra žmogaus prigimtis ir be jos mes negalim nieko sugebėti. Jis žmogus, ne žmogus be meilės. Ir dėl to, nes iš meilės ateina tos idėjos, nes jeigu tu esi negatyvus žmogus ir tu nesugebi pamatyti idėjos tokie, kokie jinai yra, o ne kažkokį tikėtis vis daugiau ir niekada nepasitenkinti, tai tu nieko nesugebėsi padaryti, nes užstriksi tame rate, kai tu galvosi visą laiką. Va, turim filosofą, taip. Gal dar Herkau, tu kažką turi pakomentuoti? Aš labai panašiai norėjau kaip ir Vincas, bet gal galėtum pakartoti šitą moto. Laimės taisyklė. Kažką daryti, kažką mylėti, kažko tikėtis. Tai jo, aš manau, jog tiesiog veikla, kažkoks darimas, buvimas aktyviam bet kokiu pavidalu yra tam tikra laimė ir aš manau, tai yra universalu, aišku, Kantas ir norėjo, jog tai būtų universalu ir aš manau, kad ir tikintis ir netikintis galėtų tai savo pritaikyti. O jeigu žiūrint iš muzikos požiūrio, tai tikrai kurti savo muziką kartais net yra daug daugiau laimės suteikia, negu tu ją klausytum kažkieno arba nors ir savo muzikos, tas pats kūrimo momentas, kai tu kažką veiki ir darai, yra tam tikroji meilė, aš manau, ir laimė. Taip, ačiū. Taip, tai grįžkim dar prie jūsų muzikos. Tai būtent kodėl šis žanras, kodėl alternatyvusis rokas? Sveiki. Mes galim sakyti, šitas žanras yra, mes tiesiog jį mylim. Čia ta muzika, kurios mes klausom. Aišku, mes nelabai save limituojam, galim sakyti, įrėminam save į tą žanrą, mes labiau plačiau bandome tai žiūrėti. Ir su tais profesionaliais muzikantais, kuriais kalbėjom, jie dažnai skatina žmonės, ir neįrėminti savęs ir gal sukurti kokį naują žanrą. Tai, pavyzdžiui, pagal Kantą mes galim sakyti, grojam kokį kategoriškai imperatyvinį roką. Galim tai pavadinti. Ir jo, nelimituojam savęs. Aš manau, dar irgi verta paminėti, jog alternatyvusis rokas yra be galo platus. Čia gal tokie yra vartai į kažkokį kambarį su knygomis, kurios knygos simbolizuoja skirtingus dar postilius ir dar požanrius. Tai aš manau, kad mes tikrai, kaip Arnas sakė, nebijom eksperimentuoti ir bent jau aš esu toks žmogus, kur nemėgstu kažko padaryti kuo puikiausio, nes jeigu tu delsi pabaigti dainą, delsi išleisti kažką, delsi kažką daryti, aš manau, kad tu pabaigoje nieko nebepadarysi. Reikia, manau, galvoti ir visą save tyra išleisti kūrybos kelio, paskiau, kai to tyro tavęs pasireikš ten milijoną kartų ir ten būsi senas, tada galėsi atsirinkti, kas tau labiausiai ir patiko. O dabar, manau, kai esam tokio amžiaus ir
tokiam laikotarpiu tikrai manau, kad nereikia savęs limituoti, reikia tiesiog eksperimentuoti ir žiūrėti, nu, aišku, klausytis angliškai vadinamo feedback, atbalsio. Iš tikrųjų, aš pati žaviuosi jūsų šiaip laisvė, jūs tokie, nežinau, laisvi, šilti žmonės ir kas inspiruoja, nes būtent jaunimas, na kaip, aišku, labai daug yra šiaip tokių laisvų žmonių, bet dauguma vis tiek yra, žinot, tas turi ribas savo apsibrėžę, o jūs atrodo, jūs jų neturi. Tai kas jums inspiruoja būtent tą tokią laisvę, jūsų stilių, jūsų elgesį? Šiaip tai daug veikėjų tiesiog. Andy Kaufman yra toks komikas, kuris tiesiog pasakydavo, kad jis nekenčia moterų prieš labai daug žmonių for fun, nes jisai norėdavo pažiūrėti, kiek jo laisvę pasisakyti gali paveikti žmonės, tai man toks inspiruoja sakyti specialiai prieš visus žmonės ir pasijauti laisvės, nes tavęs nelimituoja kažkokie socialiniai, kad ten nereikia ten tokia tema diskutuoti prie tokios ir tokios vietos. Bet žinoma, reikia apsiriboti, bet tiesiog aš manau įsidėti save į dėžę ir tada tą dėžę tu sulauži. Reikia laikytis tų taisyklių, bet taisyklės skirtos sulaužyti. Aš nežinau, nes jeigu tu nesugebėsi būti laisvas, tai kaip tu save išreikši, o savęs išreiškimas, aš manau, yra tas irgi žmogaus priimtis, nes arba tu būsi mėsos gabalas, arba tu būsi, žinai, šokantis mėsos gabalas. Su kokiais batais, kuris tu vienas nešioji, arba, nežinau. Kai tu esi laisvas, tu gali sakyti savo nuomonę ir žmonės tada, tave atsirenka, tipo, kaip ir, kai tu nebeišsakyti savęs žmonės, kurie nėra tavo pažiūrų, tiesiog su tavim nebus tiek daug, bet tu turi būti vis tiek atviras kitom nuomonėm. Aš manau, kad asmeniškai man laisvės pojūtį suteikia ir norą būti laisvu, kartais ir net nuobodulys, kai aplink yra tiek daug atrodo nelaisvų ir visokių objektų ir subjektų, kurie nereiškia savo laisvės, kuriems yra šiek tiek nusispjauti ant tos laisvės, tai aš manau, tai irgi skatina mane būti dar labiau laisviau, nes kažkaip, kai yra labai didelis pavyzdys, tada kažkaip susipranta, gal laisvė yra visai kitas dalykas. Taip, dabar dar apie dainas, iš tikrųjų, jūs jas leidžiate, Spotify galima rasti, taip, ar kur, nes YouTube aš neradau. Nėra ten, man atrodo, ne? Turėtų būti... Ten yra iš koncerto kažkoks įrašas, bet šiaip dainų... Mes turim savo kanalą, Emanuelis Kantas 3. Tai dabar puikiai vieta, žinokit, jums pasireklamuoti, kaip jūs turės, pavyzdžiui, YouTube ar Spotify žmonėms ir šiaip kiek dainų iš vis išleidę esat? Mes esame išleidę 3 dainas. Taip ir mus galite rasti. YouTube mes tikrai esam, tai gal reikėtų atsikapstyti ir aš manau, kas mus labai myli ir kas labai nori rasti, suras. Ir tiesiog įrašyti Emanuelis Kantas ir dainos pavadinimą kokį. Mes ten tikrai būsim ir topic pavidalu, kur ten mes neturim savo kanalą ir tiesiog užrašyti Emanuelis Kantas ir mes dar turim savo kanalą, kur esam vaizdo klipą vieną įkėlę, bet ten toks žodžių vaizdo klipas ir dar yra keletą pasirodymų, gyvų pasirodymų nufilmuotų. Ir jo. O Spotify? Spotify irgi turim ir dar norim pasakyti, kad per vasarą prikėpėm gabalų. Taip, aš kaip tik žinot, norėjau pertrausti tave, šiaip iš tikrųjų išleisit naują albumą, girdėjau rudenį. Taip, rudenį planuojam, arba iki naujų metų tai tikrai, bet rudenį planuojam išleisti albumą, mes jau esam 2 albumą įrašę, bet išleisim tik 1 jo pusę šiais metais, bet jį dar reikės suvesti ir ten pacukrinti, ten nežinau, visokių dalykų pridėti, bet po truputį mes ten judam
Ir bus debiutinis albumas, vėlgi galim pasigirti. Taip, kadangi jau pradėjom kalbėti, norėjau šiek tiek vėliau, bet apie jį tada ko tikėtis, kokią žinutę neš šis albumas, iš tikrųjų, ko mums laukti? Gal, Džiugai, tu norėtum kažką pasakyti? Tyliai ten kampu. Jūs mestų filosofai. Kaip manai, kokią žinutę nešit su savo albumu? Žinote, aš atėjau į albumą įrašymą ir man sako, grok. Ir aš daugumą kūrinių aš groju. Ir aš tuo pačiu dar klausiaus, ką mes ten įrašom. Tai va, dabar ne. Šiek tiek tokių ausies kraštelių girdėjau, ką mes ten įrašinėjom. Aš apskritai manau, kad kūrinys kiekvienam žmogui turi sukelti tą jausmą, ką jisai neša. Čia nėra taip, kad mes įrašom ir mes norim kažkokią politinę žinutę perduoti ar agituoti kažkokią idėją, ne? Čia yra jausmas, kūrinys yra jausmas, kurį sukelia žmogui ir tada tai, ką simbolizuoja tam žmogui, tai tą ir reiškia. Ir čia turbūt paprasčiausiai. Tai, sakykime, albumas, kaip ir sakė, kūrinys yra jausmas ir bus daug įvairių jausmų. Tas albumas daugiau įvairumo turės, daugiau eksperimentavimo, sakyčiau, palyginus su trilogija, kur dabar yra Spotify'e. Sakyčiau, jo, įrašinėjimas, kaip sakė, grot, mes grojom, mes klausėmės ir mes pagrojom ir mes įrašėm. Ir mes labai gerai įrašėm. O pavadinimą turit kažkokio su tavo albumu, ar ne? Ne, bet aš dar norėčiau pridurti, kad į šitam albumą esam dar drąsesni ir buvo rinkimų, buvo tiesiog eksperimentacijos dar didesnės, tai mes labai laukiam jį išleist, bet dar neturim pavadinimo, gal turim ir meluojam ir nesugalvojam, tai čia jums spręs. Ir aš manau, jog tas visas albumas yra galbūt viskas, ką mes prajautėm ir išgyvenom ir šiaip su Arno po politikos mėgimu mes šiaip turim gabaliuką ir antrą gabaliuką, kur turim politinės idėjos sklaidą, bet čia jau Arno abstrakcija. Tai čia gal turbūt per repeticiją aš girdėjau šitą. Groja šitą ar ne? Nes... Šitas šio koncerto special. Aha, tai o kažką išgirsim vieną iš albumo per šį koncertą ar ne? Jo, mes tikrai bus dainų, kur bus tam albumą, tikrai bus. Va, labai smagu, labai daug. Gal čia premjera bus, ne? Nebus, ne? Ai, gaila. Bet kalbant apie premjeras, bus pirmas istorijoje lietuviškos dainos atlikimas, tai tas yra premjera. Tai būtent, tu skaitai mano mintis, aš kaip tik norėjau pakalbėti apie tai, kad jūsų dainų daugiausiai yra angliškų. Tai aš suprantu, kad darbėjus visus ir dabar šitą lietuvišką viena bus, ne? Bus viena lietuviška, bet mes ir šiek tiek daugiau idėjų lietuviškų turim, bet dar neišėjo išspręs. Tai vat kaip priėjot prie to, kad iš pradžių angliškai kūrėt, kodėl būtent tik angliškai ir kaip užaugot, kad lietuviškai, nes šiaip iš tikrųjų sako daug kas, kad angliškai rašyti tekstus yra paprasčiau, o lietuvių kalba šiaip jinai sunkesnė yra, tai sunkiau surimuoti kažkaip, tai man kažkas sakė, kad tam reikia užaugti, tai užaugot ir kaip būtent tas kelias buvo. Jo, manau, aišku, aš čia duočiau kažkam kitam atsakyti, bet nežinau, ar jie taip reikšmingai žino mano pasirinkimą rašyti. Nes Herkus rašė tekstus, aš taip suprantu, ne? Taip, visi kiti nelabai ir moka. Rašyti? Aš irgi gal to nežinau. Rašyti gal moka? Bet aš bent jau angliškai rašiau, nes galbūt ir yra paprasčiau rašyti, tikrai aš, kai yra labai didelis pavyzdys, nes aš daugiausia angliškos muzikos klausau ir tiesiog yra toks natūralus pavyzdys, bet iš kitos pusės yra tokių pasąmoningų dalykų, nes angliškai rašyti ir dainuoti galbūt net yra paprasčiau gyvo koncerto kontekste, nes tai
taip giliai į lietuvio širdį taip nenueina tie žodžiai, nes visiems jie yra išreiškiami pro kažkokią kaukę. To kaukė yra anglų kalba ir aš manau, tai rodo gal šiek tiek mano tokį jautimąsi galbūt nesaugiai apie savo pačias mintis, nes kiekvienas, manau, menininkas tikrai kuria, bet neturi tiek daug drąsos ir smarvės tai viską išreikšti. Būna kartais tiesiog vidinis apmąstymas jo galvoje ir dabar, aš manau, paaugau. Pagaliau gali atskleisti savo vidų? Jo, atskleisti savo vidų dar labiau, nes aš jau taip skleidžiu, bet pro kaukę. O šiaip gryno vidaus neišeina dabar kol kas, dar bent jau mano manimui atskleis, bet dabar dar labiau išeis. Supratau. Smagu, paplokim jiems iš tikrųjų, kad taip, daug koncertuoja čia iš tikrųjų ir irgi interviu metu klausos, kad Malūno loftas sakėt, kad jums toksai kaip kertinis žodžių laikas buvo ten, nes turėjot kažkokius pagrindinius taškus, gal pirmosius koncertus, ar kažkaip galite papasakoti, kodėl būtent Malūno loftą įvardinot kaip tokią grupiai įsimintiną vietą? Tai visų pirma, mūsų labai geras kolega, draugas, bendrakeleivis, mylimasis Žygimantas Žižys yra bosistas toks, kurio tėvam priklauso Malūno loftas ir jisai dar yra Rekomotyv grupės bosistas. Tai mums tiesiog teko, kai su Rekomotyv grojom groti su Maneliu Kantu. Jis ir gasistas tos vietos, tai labai lengva, nes nereikia mokėti už nuomą, nes kitose vietose nuo jaunimų neįmanoma pagroti. Ir baruose, pavyzdžiui, Kurpiuose galima nemokamai, bet ten labai bloga vieta ir akustika netam skirta. Ten kitokas stilius. Ir Malūno loftas tiesiog priemantis yra, todėl daug kartų teko ten koncertuoti. Pirmas koncertas apie Ironę, ten teatras, tai irgi neskirta muzikai ir labai blogas įgarsinas, blogas garsistas ir aš manau, Žižys yra geriausiai, ką mums pasiūlė Klaipėda, bet dabar išvyko į Vilnių. Tai gerai, o kur turėtų įsimintiniausią koncertą, kurio dabar prisimenat? Gal kiekvienas greitai pasakykit? Šiaip? Ne. Nes manau, kiekvienam vis tiek skirtingai, mes kiekvienas irgi skirtingai, ne, įspūdžius kažkokius susirenkam. Manau, man irgi būtų Malūno loftą, mes koncertavom jau gana seniai. Kiek susiklausėm? Mes turėjome daug 7 koncertus, kuris aš vienam buvau. Deni, tu dabar neseniai dar prisijungiai, tai vis tiek galiu. Ja, aš gana neseniai prisijungiau. Liepoja irgi. Tai, sakyčiau, topiniai 2 koncertai. Pirmas koncertas, kur aš jau grojau, ten jau Vilniuje Utopijai. Ten apie birželį, ten kažkur pakvietė mumis Saulės dievas pagroti ir mes pagrojom. Su vienu žiūrovu Nojumi, čia jisai. Tai aš su juo važiavau, jis labai fainas keleivis, labai su mumis visur palaiko kompaniją, visą grupę, kaip antras žmogus, nelabai, 7, bet toks neoficialus. Sakyčiau, irgi Liepoja, bet sakyčiau įdomu, nes iš vis, kad mes užsienį turėjom progą pagroti ir sakyčiau, visai fainiai, plečiamės visur po žemę ir po Europą. Kokybiškiausias jaučiu, kai turėjom muzikaliai, tai buvo apie Ironę teatrą, kai apie Ironę teatras užsidarinėjo, tai padarė uždarimo koncertą ir mes grojom kartu su Bankrotu, čia basistė Bankroto garbanotas žmogus. Jo ir Kornelija Herkulų žmona padėjo organizuoti, nes jinai ten dirba ir panašiai. Ir ten buvo tiesiog labai geras, aš nežinau, susirinko geras kiekis žmonių ir visi buvo užsidegę groti ir visi pataikė į natą ir visi temas, kadangi šiaip implementuojam daug improvizacijų savo kūriniuose, tai visi suprato kiekvieną sekundę to koncerto ir ten buvo, geras, geri būna ir panašiai. Ir toliau kitas įdomiausias buvo, kai mes grojom tame Paupy, nes buvom miške vidury, tai psychedelic experience. Aš pasakyčiau, kad galbūt
Man labiausiai patiko galbūt pats mūsų pirmas koncertas, kuris, teoriškai jis man nepatiko, bet jis toks, jis antiek, gal sakykime, graudus visai buvo, bet jis toks, jis toks buvo jaukus ir mielas, nes mes grojom Aušros teatre, Saugusių gimnazijoje ir kitos grupės grojo su mumis ir aparatūra buvo apgailėtina ir garsas buvo apgailėtinas, bet visų žmonių dūšios, jų krūtinės tiesiog, visi buvo tiesiog susilieję su pačiu muzikantu ir muzikantai su žiūrovu, aišku, ne fiziškai, bet dvasiškai, tiesiog jau garsas ir technika ir technologijos nerūpėjo niekam, visiems rūpėjo pojūtis. Visai šviesus prisiminimai yra apie Pauko Fest koncertą, ypač kai vyko naktį, labai graži atmosfera buvo, ypač vidury gamtos, viskas labai miela, įsiaudrinusi dėl mūsų muzikos. Jie pamatė violončelį ir jau pradėjo šaukti, labai faina, iš tikrųjų. Ir aš kaip ir pacituočiau Vincentą, kad kiekvieną sekundę to koncerto buvo suprasta, tiesiog mūsų labai susižiūrėjom to momentą ir man tas visai miela buvo. Tai jo. Taip, aš jums žinau, kad turiu dar tiek daug klausimų, bet aš matau, kad mūsų laikas jau labai tirsta, nes laukia koncertas. Tai gerai, tiesiog paklausiu, kokia jūsų grupės vizija, nes vis tiek esate jauni, ar planuojat palikti Klaipėdą, kas tada bus su grupe, ar galvojat, kad visi liksit čia ir toliau grosit, ar susitiksit kažkokiu laiku, tiesiog kokia vizija visos grupės? Aš manau toliau groti ir pavyzdys su Amber Street, kad basistė jau bus 2 metai ar 3 metai, kai gyvena ne Klaipėdai, bet mes vis vien grojom, jau išleidom savo debiutinį Extended Play albumą ir aš manau toliau gyvuosim, bet dar taip neapgalvojom, bet nežinau, gal kiti turi kažkokių netikėtų vizijų. Mano vizija tai surasti vokalistą iš pradžių. Aš šitą bandau, bet, reikia, jeigu jau ieškosiu, tai gero, o ne kažkokio tiesiog kito vokalisto. Ir dabar Herkus ir Džiugas ir Denis baigė mokyklą šiais metais, jie išvažiuos į kitus miestus, žinoma, studijuoti. Ir jeigu išeis, tai išeis. Jeigu bus ta ugnis kurti, tai mes kažką padarysim. Aš taip manau. Ar planuojat išvykti jūs iš Klaipėdos? Aš tai planuoju, kaip suprantu, irgi planuoju. O groti toliau kažkaip bandyti suderinti, kai grįžus į Klaipėdą? Kodėlgi ne, galėčiau. Manau, jeigu aš Lietuvoje ten studijuosiu, pas mane arba Lietuvoje kažkur ten Vilniuje, Kaune, arba ten užsienį kažkur jau, jeigu dar apsisprendęs pilnai, nežinau, kada, pasistengsiu. O Džiuga, kaip tu? Aš manau, kad nuo Vilniaus iki Klaipėdos netoks jau didelis atstumas ir vis tiek savaitgaliais mamos galėtų grįžti pavalgyti, tai manau, kad ne problema. Taip, Arnai, kokia tavo vizija? Aš manau, jau esam išvystę visai tokią gražią ugnelę ir manau, turim gražų dalyką savo rankose. Manau, tęsime kažką, gal ir nepilnų sąstatų, bet manau, susitiksime. Tai gal nebus kanto galas. Taip, tai ačiū Jums labai, iš tikrųjų sakau, su Jums kalbėčiau, nes labai atviri esat ir turit ką pasakyti, kad laikas spaudžia, tai dabar duosim kokį 10 minučių, kad susistumdė čia greitai, dar susijungt mikrofonus ir Jūsų laukia jų akustinis koncertas. Tai paplokime jiems pokalbį, ačiū.